Sveiki visi, aš esu Remigijus Viršila, dar sportininkų žinomas kaip Skersinis ir šiandien sukursiu trumpą video apie save. Kaip pradėjau sportuoti, kas mane motyvavo ir visa kita. Taigi, pradėsiu nuo to, kaip pradėjau sportuoti. Sportuoti pradėjau būdamas gal 16 metų. Aš lankiau kitą sportą, bet po treniruočių visada su draugais ateidavom prie turnikų. Ateidavom, padarydavom kelius pritraukimus, dipus ir panašiai. Taip visą laiką keldavau tik tais bazę. O apie tokius pratimus kaip front leveris, back leveris man net nekilo tokių minčių, nes aš padarydavau gal kokį, gal po kokį pusės metų padariau gal kareivį, tai man ten buvo wow, kažkas ten nerealaus. Na ir po kažkiek laiko, gal po kokių 2 metų susikūrė komanda. Aš atsimenu, Project Mayhem buvo dar tik 2 nariai, tai Deividas Mailys, Denis Tamkutonis. Tai jie suorganizavo pirmas varžybas prie Baltojo tilto. Kiek atsimenu, buvo paplūdimio sporto šventė. Na ir ten susirinkom, pamačiau tokių dalykų, kokių buvau tada neregėjęs, mane tai labai sužavėjo, sumotyvavo. Na, tai pradėjau mokintis, po biškį vis tobulėjau. Laikui bėgant, vis norėjau kažko daugiau, žmonės man sakė, kad tau tipo nepavyks ten tokie kaip front lever ar kas ten panašiai, nes aš labai ilgas ten ir panašiai, kažkas tokio. Aš užsispyriau tada ir galvojau, aš jums įrodysiu, kad viskas yra įmanoma. Aš išmokau viską ir panašiai, bet dar esu sasyskam lyginant, dar man toli reikia tobulėti. Ir žinoma, tobulumų ribų niekada nebuvo ir nebus. Taigi, ką čia toliau papasakos, po sporto, apie motivaciją papasakosiu. Motivacija tai visą laiką mane buvo, galima sakyti, pats save motyvavau, nes visą laiką sportuoji, tu matai savo progresą. Ir tas progresas tave vis motyvuoja. Kai pradėjai, tarkim, sportuoti, padarai vos, tarkim, elementariai 5 pritraukimus, kai aš padarydavau, paskui vis kilau, žiūriu, kad man ir auga ir raumenys, ir viskas, ir tobulėjau, ir tikrai viskas buvo gerai. O iš žmonių asmeniškai, kurie mane motyvuoja, tai yra tik tai vienas žmogus, kurį aš visada gerbsiu, visada palaikysiu, kaip jis mane palaikydavo, žinoma, kai mane reikėjo. Tai buvo ir yra visada bus, tai Mark Zablotski. Didelis dėkui tau, seniai, kad visą mane palaikai. O šiaip tai apie sportą street workout galiu pasakyti tik vieną dalyką. Kurie pradeda sportuoti ar dar tik norite užsiminėti, tikrai vertas dalykas. Jūs visada jausitės laisvi, nesuvaržomi. Žmonės, kurie susirenka, tarkim, varžybos ar panašiai, yra tikrai valiuk žmonės, visi vienas kitą palaiko ir panašiai. Tad tikrai nenusivilsit užsiminėdami street workout. Dėkui, kad išklausėt mano šiokių tokių ir nesąmonių. Dėkui jums visiems, kad paklausėt. Ačiū ir ate.